Tai, apie ką šiandieną noriu kalbėti, tai šventa tyla. Mes apie tai biškį kalbėjome jau. Apie Elijo uolą, 1 Karalių 19, apie tylų ramų balsą, kuris yra sutinkamas šventoj tyloje. Dieve, palaimink šią nuostabų laiką, ypatingą laiką, Jėzus Kristus vardu. Amen. Izaja 41. Pirma eilutė. In Isaiah 41, Izaja 41. this is what the word of God says. Štai, Keep kad Dievo žodis silence čia before sako. me, O islands, Salos, nutilkite prieš mane. and let the people renew their strength. Tautas te Let gauna them naujų come jėgų. near and let them speak. Te priartėja ir te kalba. Let us come near Eikime together kartu į to teismą. judgment. Who raised up the righteous man from the east and Kas called him to pašaukė his court, teisųjį iš rytų, gave the liepė jam nations sekti paskui before him save. and made him rule over kings. Jis atidavė tautas He jam, gave them as the dust pavergė in to karalius, the sword, atidavė juos to kardui his sword, kaip and dulkės, as laukui kaip driven vėjo stubble nešiojamas to his flow. šiaudus. stubble rather Vėjo to his flow. I nešiojamus want you to šiaudus. see Aš noriu, kad jūs the beginning pamatytumėte words were keep pirmosius žodžius. silence Salos, nutilkite prieš mane. before me, O islands. An island is Sala yra obviously a place in the midst of the Vieta water where land is, vidury and it vandens, takes means of a boat to get there, a ferry or something. kur galėtų valtis prisišvartuoti ar panašiai. And God is addressing the Dievas physical kalba apie islands, fizinės and the salas, Spirit also bet taip pat ir addresses apie dvasinės. the spiritual islands in Dvasinės man. salos žmoguje. God is the means to get there. Dievas nori, kad mes tenai eitume. Islands where in the midst of Salos yra distress, in the midst of viduryje disturbances, streso, in the viduryje midst of problems, there are sąmyšio islands ir of God's problemų. word and islands Tai yra of Dievo love. žodžio salos, In the meilės midst of salos, turmoil and kai yra trials sąmyšis within žmogaus people's širdyje. hearts. One of the great Viena iš pačių didžiausių problemų, every kurios yra single person has had kiekvieno in the Church žmogaus of Jesus galvoje, Christ is a to, kuris problem of yra Jėzus Kristus overthinking. bažnyčioje, tai yra I'll problema guarantee persimastymo. You may not know Aš it, garantuoju but tai. I'll guarantee Jūs galite tai you nežinoti, it's one bet of aš the jums worst garantuoju, kad tai enemies. vienas iš didžiausių priešų. Overthinking. Persimastymas. Overthinking is Persimastymas thinking of tai yra things that you don't mąstymas need to apie think dalykus, apie about. kuriuos There's nereikia no need to mąstyti. think about. I've caught myself doing it Aš save time and time again to vėl ir start to vėl do pagaunu tame. overthinking, Persimastymas. so that instead of God being my provision, my Kai thinking vietoj to, kad becomes Dievas my būtų provision. mano aprūpinimas, mano mąstymas tampa mano aprūpinimas. I was thinking of something last night as I woke up in the middle of the night. Aš and apie kai ką mąsčiau about certain things. It vakar wasn't prabudęs. edifying. Ir tai nebuvo And ugdantis dalykas. immediately the Holy Spirit says you're Ir iš karto overthinking. šventoji dvasia sako, tu persimastai. And your thinking Ir tavo is mąstymas taking the place of perima thinking with God. vietą to, kad We mąstytum have su the Dievu. problem of thinking too little. Mes turime problemą When we mąstyti per think mažai. too little, our Kai mes emotions take mąstome over per and the mažai, air mūsų takes emocijos perima valdžią. Then we have the problem of thinking Pasekoje mes that turime results in opinions. mąstymo That's problemą, dokeo kuri yra in vien Greek. nuomonės. Tai yra dokeo Forms an graikų opinion. kalboje. Our thinking forms Tai yra an mūsų opinion. nuomonės, It may be apie right, kurias it mes may not mąstome. be Jos right, gali but būti our geros thinking arba forms an negeros, opinion. bet tai yra mūsų nuomonės. Then hegeomai Tada higeomai, is to think tai mąstyti with su objectivity. objektyvumu. No, eo No, is a eo, word tai in the Greek that žodis means graikų to kalboje, kas reikštų understand suprasti every thought you kiekvieną have, mintį, kurią tu turi. to experience the Patirti meaning of your prasme thoughts kiekvienos so that jūsų you're not minties, kad wasting your nešvaistyti savo thinking. minčių gyvenimo. This is why Štai kodėl Solomon Saliamonas said, pasakė, "Give me an duok man understanding heart." suprantančią širdį.
Tai kodėl mes turime žodį supratimas patarlių knygoje ir Pauliaus maldoje Efeze. Supratimas tai reiškia, aš mąstau su supratimu ir aš suprantu tai, ką aš mąstau. Aš nemąstau virš, kad netaptų tai mano nuomonė ir aš nepersimąstau. Persimastymas. Kai šėtonas ateina su savo projekcijoms mūsų minčių gyvenime, vėl ir vėl jis nori, kad mes patikėtumėm, kad mūsų mąstymas tai yra normalu. Mums atrodo, kad tai mūsų mąstymas, bet tai persimastymas. Ir kada jūs persimastot, jūs pavargstate ir visada mastote apie save kažką tai negatyvaus. Kodėl jūs taip padarėte? Kodėl taip nutiko, kai aš dariau? Kas už to slepiasi, ką aš darau? Tai persimastot. Jūs persimastot, kada būnate išbandyti tikėjime. Kai būnate išbandyti tikėjime. Kartais, ne visada. Mes persimastom, kada mes kenčiame dėl teisumo. Mes persimastome, kada būname netyčia apkaltinti. Mes persimastom, kada mes būnam apkaltinti teisingai. Mes persimastom, kada mums sako eiti tikėjimu. Mokina eiti tikėjimu. Kada Dievas neduoda jokių atsakymų ir jokių ženklų, kaip reikia elgtis, nes jisai tyli. Mes persimastom. Persimastymas. Mes persimastom, kada bažnyčia neauga. Vienas pastorius pasakė, kad aš nieko nedarau kitaip per paskutinius 3 metus, negu kad dariau per pirmus 12. Aš tiesiog darau tai, ką dariau. Man patinka tai, nes aš tai naudoju žmonėm, kurie yra nusivylę. Jie žiūri į žmogų, kuris yra palaimintas ir persimasto apie tai, ką jie daro. Jis gali papasakoti, kad per 12 metų jis buvo palaimintas, bet ne taip, kaip tu galvoji. Tai persimastymas ir savęs vertinimas. Tai persimastymas ir savęs vertinimas. Moteris, kurios neranda savo vyro, jos persimasto savęs vertinime. Pirmiausia, tai tikra istorija iš biblinės perspektyvos. Kiekviena moteris yra sukurta nuostabiai Dievo. Man neįdomu, ką jūs galvoja apie save. Man neįdomi jų nuomonė. Kiekvienas turi savo įsivaizdavimą apie save, kokia turėtų būti. Bet jūs persimasto. Ir save įvertina, ir tai nėra malonės įvertinimas. Vienas iš dalykų, ką Sofoneo daro, tai mąstymas ir viskas tvarkoja kartais, bet kartais tai persimastymas. Nėra nė vieno dalyko, kas taip giliai sužeistų kaip persimastymas. Yra kelios moteris, 2 ar 3 moteris mūsų bažnyčioje, kurios nenori, kad jom paskambintų, jos neteina į susirinkimus, ateina tenai kelias savaitės ir vėl dingsta kažkur tai 2 mėnesiam. Ir paskui grįžta ir būna entuziastiškos, aš tai ir tai. Ir paskutinius 10 metų jos yra kažkokiuose ratuose, kur kažkur tai dingsta ir kažkur vėl atsiranda. Ir aš net galvoju, kokie tie žmonės yra, nes jie tai dingsta, tai atsiranda. Kažką tai nusiunti tenai aplankyti, bet 4 ar 6 savaitės jie tiesiog neįsileidžia į savo namus.
Ir netgi Kristaus kūno narius, net pastorius iš bažnyčios. Ir kur jos yra apgavystės cikluose, kurie yra depresija dėl persimastymo. Ir aš planuoju, kas 6 ar 8 savaitės aplankyti kiekvieną iš bažnyčios. Aš planuoju tai daryti, kas 6 savaitės susirašinėjau, kur aš buvau paskutinį kartą, kad galėčiau aplankyti. Ir tie žmonės, jie masto per daug apie save. Žymiai daugiau nei Dievo žodis mokina. Ir aš parodysiu, ką tai reiškia. Žodis hipotomeo. Pastatyti savo paklusnumą, savo mąstymui žymiai aukščiau, negu Dievo žodis mokina. Tai, ką aš mąstau, yra žymiai svarbiau negu tai, ką pastorius pasakė. Nors jis mano pastorius, aš jį myliu. Bet viduje, kiekvieną kartą, kai jis kalba apie tai, aš žinau, kad man tai nepatinka ir aš nepaklusiu. Ar matot, jie masto žymiai aukščiau, negu kad turėtų mąstyti ir atstumia sakyklos valdžią. Ar kada studijavote Dievo kaip teisėjo doktriną? Aš tai studijavau šį rytą. Dievas yra teisėjas. Tai labai įdomus dalykas. Viešpats bus visada teisėjas tarp žmonių. Psalme 75:7 Dievas yra teisėjas. Hebrajams 12:23 jisai teisė viską. Pradžios nuo 6-8 skyriaus jisai teisė Sodomą ir pasaulį, išėjimo 19 jisai teisė Sodomą ir Gomorą. Štai, ką Dievas darys danguje. Danguje, Ekleziasto 11:9 ir 12:14, jis iškels kiekvieną paslėptą dalyką, kuris buvo mūsų mintise, iškels taip, kad būtų atvira. Jis pasiruošęs teisti gyvuosius ir mirusius. 1 Petro 4:5. Jis teisingas teisėjas, 1 Timotiejų 4:8. Dievas per Jėzus Kristaus Evangeliją teis žmonių slėpinius. Romiečiams 2:16. Jis tas, kuris turi teisę teisti pagal savo dievišką gerumą, teisumą ir jis turi išmintį, kuris supranta visą tiesą ir netgi tai, kas yra paslėpta ir turi jėgą. Ir jis teis visą žemę. Pradžios 18:25. Pakilk viešpatie ir teisk atkritusius, Psalme 12. Taip sako psalmistas, o Dievas sako gerai, aš atsistosiu ir pareikšiu, kad daugiau su jais nebeužsiimsiu ir pažymėsiu tą dieną, kada jie mirs, Psalme 12. Kitaip sakant, nesvarbu, kas yra teisus, jie yra prieš tiesą, prieš bažnyčią, prieš malonę, prieš gailestingumą. Ir Dievas sako, originalų kalboje, Dievas atsistos ir pasakys tą dieną, kada jie mirs, už kelių metų ar panašiai. Pavyzdžiui, kovo kažkelintą, 90 kažkelintais metais. Aš tai studijavau žodis po žodžio prieš keletą metų. Tai yra šokiruojantis skyrius. Ir karaliaus Jokūbo vertimas nelabai gerai išvertas. Taigi, Dievas sako, kad mes, jeigu teisime save, tai mes nebūsime teisimi pasaulio.
Taigi mes galime pasirinkti, ar būsim disciplinuojami. Arba galima pasirinkti, kad būsime pastoviai disciplinuojami. Arba eisime į labai intensyvę discipliną. Mes galim pasirinkti discipliną. Jeigu mes teisime save, mes nebūsime teisimi pasaulyje. Mums nereikės būti disciplinuojami. Bet jeigu mes nepasitaisome, tada mes einame po labai intensyvę discipliną. Ir paskui tai tampa palaipsniui nebepakeliama. Žinot ką? Šis susirinkimas turi ypatingą prieimą prie malonės ir būti ypatingai disciplinuojami, ypatingiau nei kas pasaulyje. Bet Dievas nori, kad mes atsistatytumėm ir devotai atgailautumėm, nebent tai yra toks nusikaltimas, kur jau turi eiti teismą. Bet žinot, dėl ko mes esam labiausiai teisiami? Dėl mąstymo savo. Tai mūsų mąstymas. Mąstymas eina visada prieš reakciją. Tai mūsų mąstymas. Kiek kartų aš prašiau pastorių ir patyrusių tikinčiųjų, kad patarnautų kitiems žmonėms per susirinkimų pertraukas. Žinot, ką aš matau? Pastoriai vaikšto palei sienas. Arba žiūri, ką aš darau. Ir sekioja paskui mane ir nori, kad aš būtent dabar jiem kažką tai patarčiau. Taigi eina paskui mane pastoviai ir sako, tuoj mes jį pagausime ir jis man pasakys apie mano dėdę Džordžą, apie tai, kaip jie rūpintis, kokius ten vaistus jam duoti. O aš einu vingiais ir aš žiūriu į žmonės, kuriem reikia pagalbos. Aš žinau tokių naujų žmonių, kuriem reikia pagalbos. Aš žinau, kad kažkam tai reikia pagalbos su Dievu. Jie tiesiog nelabai gerai jaučiasi, bet visiems reikia jų meilės. Jeigu jūs jaučiate stiprus su Dievu, tai jums nereikia taip smarkiai konsultavimo kaip jiems. Jeigu aš einu pro šalį jūsų ir nusišypsau, bet žinokite, kad aš einu tenai, kuriam reikia pagalbos, arba jis yra naujas žmogus. Ir aš iki jų nueisiu. Žinot, Tomas gavo dėmesį, nors kiti 11 negavo, kai jisai praleido bažnyčią. Žinot, tie, kurie praleidžia bažnyčią, gauna daugiau dėmesio. Aišku, tai neturėtų būti. Jėzus neėjo pas Petrą tą dieną, nes Tomas buvo svarbiau. Jis neėjo pas savo mylimą Joną, pas tą, kur Jėzus myli. Jonas turėjo labai gerą savęs įvaizdį. Ir dėl to Jėzus neėjo pas jį, nes jis ir taip gerai jaučiasi. Jis išdrįso pasakyti, kad aš esu tas, kurį Jėzus myli. Jis žinojo, ką sako 1 Jono 4:8 ir 10. Kad Dievas pats pirmas pamilo mane. Man nepatinka, kad 5 pastoriai vaikšto palei sienas ir žaidžia kažkokius kvailus žaidimus. Kai aš turiu 15 naujų žmonių, 20 naujų žmonių, 20 žmonių, kuriem reikia prieiti, ir aš jums sakau ir sakau, eikite pas žmonės, kuriem jūsų reikia. Jeigu aš pamatysiu tai šiandieną, aš nueisiu asmeniškai, nueisiu į kitos sienos ir sakysiu, ten yra žmonės, kuriem reikia, kad tu prieitum. Tu nesi čia tam, kad prie tos sienos stovėtum. Mūsų pastoriai taip niekada nedaro. Norėtų, aiškus. Kažkas tai pasakė, kad jis yra toksai švelnas, bet kai reikia, jis tai pasako. Mums reikia, kad mes tokie būtume mūsų tarnaimi. Kiek iš mūsų supranta, ką aš čia kalbu? Aš bandau pasakyti, kad žmonės darytų tai, kai jiem dar nieks nieko nepasakė. Dėl to mes ir renkamės čia. Jums reikia, kad jūs irgi tai darytumėt. Kad Kristaus kūno nariai tai darytų.
Yra žmonių, kur jūs nežinote net jų vardo. O kaip dėl to, kad jiem patarnauti? Nu, kodėlgi ne? Na, aš neturėčiau būti toks nemalonus. Aš tiesiog sakau, aš tikrai galėčiau keletą kartų atsiminti, kai aš tai turėjau padaryti. Tai vienintelis sritis, kur pastoriai manęs neklauso. Nes yra žmonių, kurie ateina į mūsų bažnyčias, kai pirmą kartą ateina. Jie nesielgia taip, kaip turi elgtis, netgi taip, kaip Dievo žodis sako. Ir nepergyvenkim dėl to. Jiem tai patiks, bet tai po 4-5 kartą. Bet jiem labai patinka matyti, kad mes mylime vienas kitą. Ir mes mylim vienas kitą, mes žinom. Jiem patinka matyti, kai mes mylim vienas kitą. Jūs galite girdėti, kaip nauji žmonės sako. Rūta pasakė, Rūta įsimylėjo į Dievo žodį. Ir tai nebuvo po to, kai pirmą kartą atėjo. Pirmas dalykas, jie niekada nebuvo matę tokios meilės kaip čia. O po 4 pamokslo, jie sako, kad aš niekada gyvenime tokio pamokslo nesu girdėjus. Ir kiekvieną kartą jinai tai sako. Žinot, kas yra labai nuostabu, kad jūsų bendravimas su žmonėmis gali daugybę žmonių nuo savižudybės išgelbėti, ko aš negaliu nuo sakyklos padaryti. Nes jie yra tokie emocingi ir jie negali manęs girdėti. Jūs negalite girdėti pamokslininko, nes viskas, ką jis pasako, atrodo, kad jūs smerkia. Jūs pamokslaujate, kad Dievas jūs myli, bet jo širdis sako, ne, tik tai ne mane. Ir jis smerkia save dėl to, kad žino, kad taip neįmanoma. Manęs tikrai taip negali mylėti. Bet kai jūs jį mylit, jis tai tikrai supranta. Tai, ką aš dabar sakau, ar jūs galite matyti, kas dabar vyksta? 10 naujų žmonių atėjo, 45 žmonės bando jūs atrasti ir neleisti vienas kitam prieiti pirmiau. Jeigu jūs matote, kad tai kažkas tai iš Kristaus kūno jau priėjo, tai viskas tvarkoj, tiesiog stokite į eilę. Jau kažkas taip jį priėjo, tai nieko tokio. Tai labai paprasta. Jūs esate nuostabūs šiais srity. Aš tiesiog noriu jūs padrasinti, kad pastiprintumėte save atskirime, kad reikia prieiti prie žmogaus, kuriam yra sunku. Aš tiesiog stebiu žmonės ir matau, kaip tai nuostabiai veikia. Aš nenorėčiau, kad kažkas tai ateitų pirmas iki bažnyčią ir nieks prie jo neprieitų. Aš žinau, kad taip specialiai nieks nedaro. Nu, tiek to, apie tai užteks. Taigi, mąstymas daugiau nereikia, mąstymas savo nuomonėse, persimastymas. Ir visų tų dalykų tikrai nereikia. Kada meilė yra pakeista, man patinka tie mažą žodeliai. Kai meilė yra pakeista į liepsnojančius troškimus, tada jūs apreiškite, kad nesate Jėzus Kristaus kopija. Nesate jo atstovas. Taigi, kai mes mąstome apie tai, nuostabiausias būdas, kaip išgirsti Dievą, tai būtų, kaip aš pavadinčiau, švari tyla. Švari tyla. Nurimkite salos. Nurimkite. Tyloje nemastot apie nieką, tik Jėzų Kristų. Tik jį matot.
Nepergyvent apie tai, kas vyksta gyvenime, bet mąstot tik tai apie Jėzų tyloje. Nurimkite salos. Kada mes esame tylus, mes leidžiam jam kalbėti. Mes leidžiam Jėzui Kristui kalbėti. Ir tada Dievo žodis mus moko, kad mūsų tyla atneša tai, kas nėra mūsų žmogiškom jėgom. Tai nėra natūraliom jėgom. Tai Dievo jėgom. Ir tik tai mūsų tyloje jisai kalba. Ar žinot, kad žmonės prote nėra pakankamai tylus, kad girdėtų Dievą? Jūs neklaustumėte tokių klausimų, kurio klausėte, jeigu būtume tylus prieš Dievą. Jeigu turite stiprią vertikalę su Dievu, tai jums nereikėtų klausyti žmonių tam tikrų klausimų. Nurimk ir žinok, kad aš esu Dievas. Psalmė 40:60b. Būk ramus ir žinok, kad aš esu Dievas. Ramume ir užtikrintume yra tavo stiprybė. Ramumas gamina užtikrintumą ir atneša Dievo jėgą. Tyla. Mes iškeičiam kalbėjimą į tylą prieš Dievą. Mes iškeičiam kalbėjimą į klausimą. Mes iškeičiam kalbėjimą ir teisimą situacijų į klausimą šventosios dvasios. Mes iškeičiam. Jeigu mes pasirenkam žmonės labiau negu Dievą, tai mes prarandam tai, kas ateina iš Dievo. Man patinka kalbėti apie tai. Kai Elijas buvo oloje, ir Jėzus neatėjo per žemės drebėjimą ar per vėją, bet atėjo kaip ramus balsas. Ir tai reiškia, kad turėjo būti ramu. Jis turėjo būti ramus ir galvoti tik apie Dievą. Nes Dievas nebuvo tose uraganuose. Ir sekančiai eilutėje sako, ir tada Dievas kalbėjo. Dievas nekalbės depresuotam Elijui, kol Elijas nesustos ir nenurims ir neatsiskirs vien tik Dievui. Tylus ramus balsas nereiškia, kad taip Dievas kalba. Tai reiškia, kad tu esi tyloje, kad jisai galėtų kalbėti. Tu tiesiog pasijungi prie jo stoties ir negalvoji apie savo problemas. Taigi mes turime šį nuostabų, brangų principą. Man patinka tai, kas buvo 87 metais pasakyta apie tai, kad labai daug energijos reikia kalbant telefonu. Ir jie kalbėjo apie kalbėjimą telefonu, kad tai tam reikia labai daug energijos, daugiau negu kad ramumui, išminčiai. Ir jie kalbėjo iš Dievo požiūrio. Jie sakė, kad dauguma žodžių yra tai, kas griauna žmogaus organizmą. Ar kada pagalvojate, kodėl Dievas pasakė, tegu jūsų žodžių žemėje būna mažai, nes aš esu danguje, o jūs žemėje, Ekleziasto 5. Kodėl Dievas vėl ir vėl teis tai, kas buvo paslėpta? Ar žinote, kas yra tai, kas paslėpta? Tai yra tai, kas pasąmoniai. Ir tai nėra kažkokie tai pavadinimai tik tai, bet tai yra pasąmoniai paslėpti dalykai, kurie buvo mūsų širdies slėpiami. Ar žinot, kad kunigas 1 Petro 2.25 negalėjo turėti nieko paslėpto? Kai žmogus mąsto savo širdyje, kuo daugiau mąstome su Dievu, tuo mažiau reikės kalbėti su žmonėm. Kuo daugiau mąstam su Dievu, tuo daugiau kalbėsime žmonėm iš Dievo.
apie tai, ko jam reikia. Kuo atsargiau mes mąstome, tuo daugiau bus ramybės, laukiant aprūpinimo iš Dievo gyvenimui. Kuo daugiau mes pasitikim Dievu savo mąstyme, tuo mažiau yra galimybės būti nuliūdintų. Ar žinot, ką Dievas sako? Aš patalpinsiu tave į ugnį ir 7 kart labiau užkaitinsiu. Ir tu pasakysi, o, tai pažiūrėsim, ką Dievas padarys. Jokių problemų. Kodėl? Jokių klausimų, kodėl, jokios baimės, kodėl, jokio persimastymo, jokio nesaugumo. Tiesiog Dievas, kuris mus čia patalpino ir žiūrėsim, kas gausis. Mąstymas su dieviška perspektyva. Ir mąstymas su dieviška perspektyva visada pagamins bendravimą ir dievišką išmintį. Ar žinot, kas yra bendravimas dieviška išmintį? Patarlių 4.7 išminties principas. Kalbant išmintį tada, kada reikia, kam reikia, kada reikia, ir jisai pasako, kaip tai daryti. Izaja 54. Tai gali reikšti, kad kažkam tai reikia susitikti, bet aš negaliu to padaryti, nes jie dar nepasiruošę. Dar nelaikas. Tiesa yra, bet dar nelaikas. Mes vakar kalbėjome apie tarpininkavimo doktriną. Mes mokinome hebrajų kalbai, kad tarpininkavimas yra tarp Jėzus Kristaus ir nusidėjėlio žmogaus. Ar Jėzus atsuko nugarą nusidėjėliui? Ne, jisai numirė už jį. Kodėl tu mirėjai už jį? Nes gali būti tarpininkas jam. Tu gali prieiti prie kažko, kas labai blogai atrodo ir gali sakyti, ar nori, kad aš patarpininkaučiau. Nagi, Jėzus viską atpirko. Aš imu tavo ranką, tėvo ranką ir štai jūs kartu. Taigi aš turiu turėti tokį požiūrį, jeigu aš esu dvasios pripildytas, atsipalaidavęs, ilsintis tikėjime, krikščionis, pilnas išminties, dieviškos ramybės, švento atsako. Aš turiu imtis požiūrio sunkumuose ir aplinkybėse ir tai būtent tai reiškia mylėti savo priešus. Būti prieinamu, būti tarpininku. Štai ką reiškia mylėti priešus. Suteikti Dievui galimybę nuvesti mano priešą iki galo, kad aš galėčiau ateiti ir užsiimti sutaikinimo tarnystę, ko aš negaliu daryti dabar, nebent aš turiu meilės požiūrį. Tarpininkas. Yra tik tai vienas tarpininkas, bet mes turim tarpininko tarnystę. Šventa ramybė, kalbėti su išmintimi, kada, ką ir kaip reikia. Kada reiškia, tai kad jisai jau yra pasirengęs priimti, kitaip aš negaliu eiti. Kodėl tu neini ir nesatydini jo? Ne. Dievas jį tegu stiprina, o aš lauksiu to laiko, kada Dievas mane nusiųs pas jį. Tai yra sutaikinimas. Ir tai reiškia, kad aš melsiu už jį. Meldžiuosi už jį, esu kantrus, nereaguoju, nesinervuoju, meldžiuosi už jį. O jeigu to nedarau, aš neturiu daryti kompromiso. Bet štai kas nutinka. Jeigu aš to nedarau, klausykit manęs. Aš esu už bendravimo su tiesa ribų. Ar matot? Už bendravimo ribų. Mes žinome, kad gėrimas ir paleistuvystė yra labai blogai ir tai tikra nuodėmė. Bet iš tikro, protinio nusistatymo nuodėmės iš patarlių 6:14 iki 19 eilutės 3 nuodėmės. Štai kas. Blogas mąstymas veda į didelės sielinės apgaulės. Tai vyksta tarp moterų ir tarp vyrų. Neteisingas mąstymas veda poras į sielinės jėgos apgaulės. Neteisingas mąstymas veda į stresą, į paslėptas apgaulės, paslėptas. Ir ką Dievas darys be soste, tai jisai pasakys, kad buvo tokių paslaptingų dalykų, kurie apvogė jūs nuo apdovanojimų be soste.
Jis pasakys, tu neklausai, kada aš tau per pamokslą pasakiau, tu tiesiog sakai, ačiū Dieve, bet neklausai. Ir aš tau parodysiu tos dalykus, kurie apvogė tave, nes tu su jais niekada nesusitvarkei. Nors aš kalbėjau apie tai. Romiečiams 2.16, Ekleziastų 11, tai, kas paslėpta, aš iškelsiu. Ir mums bus gėda, mes turėsime juokingą raudoną pašlovintą veidą, ir jisai pasakys, štai tie paslaptingi dalykai, o kai viskas pasibaigs, mes šlovinsim Dievą. Nes tai nesmė. Tai bus tobulas teisingumas, kuris parodys mums, kodėl mūsų gyvenimas būtent va taip ėjo. Jo gerumas tai parodys. Žmogus to negali, bet Dievas gali. Kiek iš jūs tai supranta? Labai gerai, mes su tom užbaigsime dabar. Kiekvieni santykiai, kurie jūs atitraukia nuo pažinimo Dievo visa širdimi, nuo meilės kūnui ir nuo Dievo vedimo, tai yra sielinės jėgos santykiai. Kiekvieni santykiai, kuriem iškeliamos sąlygos ir manipuliuojama ir kontroliuojama, tai yra iš velnio. Kiekvieni santykiai, kurie turi sentimentalumą ir kompromiso ir baimė, kuri kontroliuoja, jie yra už Dievo ribų. Mūsų koledžio vaikai turi rimtų dalykų su tom ir netgi suaugę. Mes turime kai kurių sričių. Ten vyksta tokie dalykai. Kiek iš jūsų tai supranta? Taigi per pasniką aš noriu susitvarkyti su tais dalykais. Su Dievu. Ir per tarpininką Jėzų Kristų. Per meilės tarnystę. Kad jie galėtų būti išteisinti Dievui. Aš kai girdžiu tiesą, aš turiu būti išteisintas Dieve. Dievas niekada man nepasakė, kad aš turiu jam paklusti, kada jisai teisus. Aš eisiu į bažnyčią, jeigu Dievas mane ir įtikins. Ne, tu eini, nes Dievas tai pasakė. Tu paklusti, nes jis pasakė. Tu nepaklusti dėl to, kad tu jautiesi gerai. Aš nežinau, kiek daug žmonių pasakė, kad aš ateinu blogai jausdamasis ir aš būnu išgydytas, kai tik tai prasideda pamokslas. Ir tokia moteris, kuri mums pasakojo prie durų. Sako, aš atėjau į bažnyčią sergantį ir tiesiog nusprendžiau ateiti. Ir kai tik tai prasidėjo pamokslas, aš pajutau, kad tokia Dievo jėga mane išgydė ir aš dabar tikrai sveika. Ar matot? Ji pakluso Dievu tikėjimu. Šventa tyla. Aš nenoriu, kad žmonės per ateinančius metus užsidarytų ir nusilptų. Ir tada susirgtų ir mirtų anksčiau negu reikia. Dėl to, kad buvo arogantiški ir savo mintise mąstė apie kažką taip paslėpto nuo krikščioniško gyvenimo. Nepasirinkite tai, kas yra jūsų įsitikinimuose, bet tai, ką Dievas sako. Ir Dievas visada jūs atgaivins, visada palaimins, visada mylės. Ir nepasirinkite mąstyti už jo ribų. Kiek iš jūsų tai supranta? Gerai. Mes turime kelias blogas santakas, kur viena pusė spaudžia kitą pusę dėl to, kad jinai kalta. Nu ir kas, kad jinai kalta? Tėvas netgi nespaudė velnio dėl to, kad pasikeistų. Ir Dievas nespaudė, kad pasikeistų. Jūs negalite manipuliuoti žmogumi dėl to, kad jis kaltas. Kiek iš jūs tai supranta?
Mes galim būti vedami šventosios dvasios ir išminties iš aukštybių ir būti nurimę ir leisti, kad Dievas šioje situacijoje šiuo momentu kalbėtų. Ir tada mūsų kalba bus kaip Jėzus Kristus savo turinyje ir tame, ką mes kalbame. Tėve, palaimink mus ir tai, kas bus po to, Jėzus Kristus vardu. Amen.